vėlgi, instrumentai, aparatūra, tai yra jau tas kūniškumas, apie kurį ir sakiau, kad jis yra svarbus, aišku, bet neturi labai jau užgožti tos pagrindinius dalykus. Aš tik tai matau, kad dabar mūsų laikais, ir lyginant su to, kas buvo anksčiau, tai jeigu kalbėtume taip apie dvasią ir kūną, tai tas visą laiką buvo dvasios pirmenybė, bet tas atstumas, reiškia, buvo didesnis ir dabar eina toks sušvelnėjimas, reiškia, ir įtraukimas viso to, kas priklauso kūnui. Taigi, praktiškai dažnai teko susidurti su tais susipriešinimais, reiškia, dvasinių dalykų, aparatūros instrumentų, kūniškų dalykų susipriešinimų ir tai neišvengiama, nes žvelgiant į istoriją, tai visą laiką tas sielos ir kūno yra toks, reiškia, ne visiškai harmoningas santykis, bet mes, reiškia, tikintis žmonės visuomet siekiame jų ir užtat, manau, kad nereikėtų labai supriešinti aparatūros instrumentų klausimus su dvasiniais dalykais ir reikėtų kažkaip tai įjungti, apjungti, reiškia, bet nepamiršti, kad tai vis dėlto, kaip bebūtų, antraeiliai dalykai. Jeigu šlovinimas yra didelėje grupėje, kaip pavyzdžiui visa bažnyčia susirinkusi, tai aparatūra yra labai svarbu. Pavyzdžiui, pas mus yra labai silpnas įgarsinimas. Todėl man dažniausiai kaip vadovai reikia labai stengtis išgauti garsą, kad žmonės suprastų, ką mes giedame, kad žmonės įsijaustų. Nes jeigu yra šnypštimas, jeigu yra kažkokia, pavyzdžiui, kad ir grupė šlovintojų, kurie nori įjungti visą bažnyčią, ar ne, jeigu jie negirdi patys savęs, šlovinimas, dažniausiai yra labai tada sudėtingas patiems žmonėms. Todėl aparatūra yra labai svarbu. Tačiau jeigu tai yra šlovinimas, kai susirenka maža grupė, tai galima ir be aparatūros, visiškai, nes tai yra malda. Jeigu tai yra maža grupė, jeigu mums nereikia jungti viso būrio žmonių, tai mes patys savaime galime giedoti šlovindami Dievą. Tik jam. Gal mūsų nesigirdės, gal bus neaiškus žodžiai. Tikėtina, kad pusė iš mūsų tiesiog kažkurio metu nustos giedoja, bet tai yra šlovinimas, Dievo šlovinimas, mūsų viešpaties šlovinimas. Todėl, jeigu grupė yra maža, jeigu tai nėra tikslas įjungti bažnyčią, visiškai be aparatūros taip pat gali būti. Labai svarbus klausimas, kurį mes dažnai užmirštame arba tiesiog nededame tiek pastangų atsakant į šitą klausimą prieš šlovinimą. Tai mūsų šlovinimas, turim suprasti, kad jisai prasideda jau prieš šlovinant ir besiruošiant šlovinimui. Tai reiškia, kaip mes pasiruošim aparatūrą, kokie bus mūsų techniniai sprendimai, koks bus mūsų erdvės suvokimas, kur mes šloviname. Ir visa tai tikrai atsilieps žmonėms jungiantis į maldą toliau maldoje. Tai pirmiausia, turėtumėm tikrai žinoti tos dalykus, kurie turbūt yra paprasti, lengvai suvokiami garsistams arba muzikos garso operatoriams, bet šlovintojams jie nėra tokie artimi ir visada gerai turėti žmogų arba konsultuoti su žmogum, kuris tikrai nusimano tose dalykuose ir gali mums padėti. Ir šlovintojai irgi turėtų tuo rūpintis, arba bent jau gilintis į tai, gilinti savo suvokimą, nes visa tai susideda į vieną, kad mes kuo giliau išgyventumėm viešpaties veikimą savo gyvenimus. Tas tikrai turi reikšmę, kadangi ir instrumentai turi būti geri, turi jie derėti. Pirmas dalykas ir kitas dalykas turėtų būti daugmaž gera kokybė, pavadinkim tai. Garsas turi būti taip pat geras, turi žmonės ir mus girdėti, ir mes patys save turim girdėti. Ir turbūt svarbus dalykas yra visą tai daryti ne per garsą. Neužgožti pačios liturgijos esmės. Aš gal sakyčiau, čia panašiai kaip turėti indą ir supilti, pavyzdžiui, labai gražų, ten labai kokį skanų gėrimą
į kokį nors metalinį sudrožtą puodelį, arba atvirkščiai gražią taurę supilti visiškai kažkokias pamazgas. Tai va čia ir yra, vat, jeigu mes šlovinam, jeigu mes giedam, esam pasiruošę ir panašiai, bet jeigu garso kokybė arba jos nėra, arba jinai kažkaip tais prasta, kažkokių nėra galimybių, nu tai kaip supilti į tą prastą indą. Nu, apie kitą variantą tai nekalbėsiu, bet esmė ta, kad šiuolaikinis šlovinimas, kurį mes, pavyzdžiui, atliekam, ne, tos šiuolaikinės giesmės, šiuolaikiniai instrumentai, o bažnyčia yra, kaip pasakykim, senovinė. Yra tiesiog tam nepritaikyta. Jo, aplinka tai nėra salė, tai yra bažnyčia su skliautais, ten ar barokinė, ar kokia. Ir dažnai tai suderinti tą garsą nėra lengva, ypač kalbant apie, pavyzdžiui, būgnus, todėl retai mes juos nešam visus į bažnyčią. Bet be garso suderinimo ir be techninių galimybių, tai aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju savo, pavyzdžiui, šlovinimo. Todėl su mumis privalo būti visada garsistas, kuris apie tai žino, kuris gali išmano, kuris ir, sakykime, netgi mišių eigoj reguliuoja kažką, derina taip. Nes kitą kartą tu bažnyčia ir negali atsistoti ir susidėlioti savo visą, aparatūrą, kad kažkaip tai išgauti tą gerą skambesį, nes kitą kartą būna mus pakviečia šlovinti kitas parapijas, į kitus miestus, miestelius. Ir tu tik tai likus valandai iki mišių pamatai, kur tu turėsi stovėti, kur reikės savo instrumentus išsidėlioti, ir kartais tai būna tokios mažos kertelės, kad vos ne nugaram stumdomės vieni su kitais, bet kaip pasakyti, mes tą darbą dirbam, misija gal tai nėra darbas, ne tas žodis gal. Tarnavimas, mes tai atliekam jau ne vienerius metus ir esam, buvę įvairiose Lietuvos bažnyčiose, taip kad ir didesnėse, ir mažesnėse, ir medinėse, ir mūrinėse, kur tas garsas vėl kitaip vaikšto, kitaip pasiskirsto, tai kažkokį tokį jau turim susiformavę. Tiesiog jau esame įpratę dirbti bet kokiamis sąlygomis ir kokias bebūtų sąlygos, stengiamės padaryti geriausia, kas tomis sąlygomis yra įmanoma.